Ką jūs žadate papasakoti šią savaitę mums krašto spalvose? Iš tikrųjų, mes parengėme vieną reportažą, labai įdomų mano požiūriu, reportažą apie Kybartų pasienio miestelį. Beje, Jūrai, noriu paklausti, ką tu žinai apie pačius Kybartus apskritai? Žinoma, puikiai žinau tai, ką jūs pasakysite reportaže, bet jeigu be to, tai pasakyčiau taip. Pasienio miestelis, turintis vieną didelę plačią gatvę, daug raudonų pastatų, raudonų plytų ir garsėjantis tokia automobilių stovėjimo aikštelė, į kurią turi užsukti visi sunkvežimiai važiuojantis į Rusiją ir ten palikti kažkokią tai duoklę tos aikštelės savininkui. Taigi, žiūrim Rūtos reportažą. Senos praėjusio amžiaus nuotraukos mena visai kitokius nei šiandien Kybartus ar Virbalį. Pavadinimai du. Mat iki 1965 metų geležinkelio stotis buvo vadinama Virbalio vardu. Vėliau jau sovietmečiu pavadinimas pakeistas į Kybartų. Svarbiausias miestelio pastatas XIX amžiaus pabaigoje Rusijos caro nurodymų pastatyta didžiulė geležinkelio stotis, garsėjanti didžiausiais Lietuvoje rūsiais. Tiesa, ilgą laiką rūsiai buvo nenaudojami. Prieš 7 metus juos vėl atrado, išpumpavo vandenį ir išvalė. Manoma, kad požemiai su tuneliais yra po visais Kybartais ir veda netgi iki Černiševskio, tuometės Prūsijos, dabar Kaliningrado srities. Lankytojams šis inžinerijos ir architektūros paminklas šiandien nėra prieinamas, tačiau Pasaulio kybartiečių draugija pakvietė bendruomenę susipažinti su prieš beveik 150 metų statytos geležinkelio stoties požemiais. Pasaulio kybartiečių draugija – vienintelė organizacija besirūpinanti pasienio miestelio kultūros paveldo išsaugojimu. Daugumai tai buvo visiškai nežinomas pasaulis, kuris turbūt dėka tokių istorinių aplinkybių buvo, galima sakyti, išnykęs iš mūsų atminties. Ir dabar atrasdami mes taip pat ir bandom iš naujo vertinti svarbą to paveldo, kurio turime. Galbūt buvo toks etapas, kada galima buvo įsivaizduoti šį paveldą, sakykime, būtent carinės Rusijos paveldą, kaip tam tikrą, sakykime, ne visiškai seną laikotarpį, kurio dalis ir nenorėtų prisiminti, bet aš manau, kad šiuo metu tai, ką randame Kybartuose, tai tikrai pranoksta, sakykime, galbūt netgi Lietuvos mastelį. Manau, daug ką galėsime atidengti ir parodyti turbūt ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui. Kadangi Vokietijos geležinkelių vėžės plotis buvo mažesnis, čia buvo perkraunama iš vienų vagonų, iš kroviniai į kitus ir manoma, kad čia dažnai būdavo iš milijono auksų rublių vertės kroviniai saugomi. Geležinkelio stotis aukščiausios klasės, tai tvirtinama, kad tai geriausia visoje šakoje nuo Peterburgo iki Prūsijos sienos, ne tik Peterburge ir Virbalyje, reiškia tik kraštutinės stotys, kuriuose išlipdavo imperatorius, Vokietijos kaizeris, kur buvo atitinkami apartamentai, įrengta architektas, prancūzų kilmės Pirelis projektavęs stotį ir požemiai tarpusavį, kiek prisimena mano vaikystės draugai, man pačiam neteko, tarpusavį jungėsi. Čia Kybartuose apsistodavęs ne tik caras, čia trumpam buvo stabtelėjęs vykęs iš Rusijos į užsienį Leninas. Čia 39-aisiais vykdama į užsienį Lietuvos krepšinio rinktinė žaidė parodomasis rungtynės su vietos komanda. Rusijos imperija miestelėje aplink stotį pastatė gyvenamosius namus geležinkelininkams, netgi elektrinę, kai kurie pastatai išlikę lig šiol. Labiausiai nuo kybartiečių nerimaujama dėl šio 1900-aisiais statyto pastato, kuris akis bado kiekvienam atvykstančiam į Europą. Jam atstatyti reikia beveik 9 milijonų litų. Kybartiečiai stengiasi prisidėti savo lėšomis. Mes renkam šiam pastatui lėšas, kaip nors užkonservuoti jį, išlaikyti ateities kartoms, bent jau tokį darbą padaryti, nes būtų gaila, kad paskutinis pastatas, kuris vertas dėmesio išlikęs nuo 18 amžiaus, sunyktų dėl tokių tikrai nerimtų priežasčių. Tai bendruomenė ir užsiima šito projekto. Jie rašys projektą ir bandys išsaugoti šitą pastatą atstatyti. Nes pinigai tai dideli. Iš savivaldybė irgi biudžetas yra, jeigu neklystu, 105 milijonai šiais metais buvo. Jeigu įsivaizduokim, reikia vieną namą iš 10 milijonų, tai 10% biudžeto lėšų. Kybartų geležinkelio stoties požemiai tai vertingas istorijos paminklas. Kadaise čia buvo Rusijos pabaiga, o žemės už upelio priklausė rytprūsiams. Šiandien priešingai. Šiapus upelio Lietuva, o Rusijos teritorija persikėlė į kitą krantą. Rūta, labai įdomus reportažas, ačiū, bet turiu porą klausimų dar po jo. Pirmiausia, tai kam tos baltosios kojinės žmonėms ant batų buvo uždėtos? Užmautos. Jūrai,
Aš labai prastai tave girdžiu, tačiau noriu pasakyti apie valstybės sieną Rusijos šiuo metu ir Lietuvos. Iš tikrųjų, kur jinai eina požemiais, kol kas visiškai neaišku. Nes siena yra pažymėta tik tai ant viršaus, ant žemės. Ir be abejo, visi faktai sako ir liudija, kad vis tik tai požemiai yra išsiraizgę po visais Kybartais. Ir sako netgi žmonės ir prieš karių, prieš Pirmąjį pasaulinį karą, tais požemiais Rusijais galėjo laisvai nueiti iki savo miesto, Kybartų miesto Eitkūnų. Taigi, iš tiesų situacija yra labai įdomi ir manau, kad tas kultūros paveldas, kuris yra rastas, bus saugojamas toliau, bus jisai atkasamas ir toliau ir tiesiog, turistai turės ką pamatyti atvykę į Kybartus. Rūta, ar jūs mane dabar jau girdite? Taip, Jurai, aš tave girdžiu ir aš noriu tiesiog tavęs pačio paklausti. Iš tikrųjų, pats gyveni Kaune. Kuo gali būti susiję ir kaip susiję Kauno fortai su Kybartų požemiais ir Kybartų Rusiais muitinės? Galim sakyti tokios dviejopos sąsajos. Iš vienos pusės skiriasi, iš kitos pusės gal ir kažko panašu. Tai yra to paties laikmečio statiniai, tiek fortai, tiek ir Kybartų geležinkelio stotis ir tie požemiai, tai yra 19 ir 20 amžių sandūra, tačiau paskirtis pačių įrenginių visiškai kitokia. Kaune buvo gynybiniai įrenginiai pastatyti, tuo tarpu Kybartuose daugiau infrastruktūra, prekyba. Rūta, dar vieną klausimą jums turiu tokį greitą. Kam tos baltos kojinės buvo požemiuose žmonėms ant kojų užmaukšintos? Atsiprašau, Jūrai, aš vėl jūsų nebegirdžiu. Kam tos baltos kojinės, Rūta? Iš tikrųjų, baltos kojinės, kurios ko gero, užkliuvo kiekvienam žiūrovui. Taigi, tos baltos kojinės buvo reikalingos tam, kadangi tai yra drėgmė ir požemiuose yra dar kol kas vanduo. Ačiū, Rūta. Dabar reklama.